UAB fanatikai. Didmeninė, mažmeninė ir elektroninė prekyba žūklės reikmenimis. Patikimi ir laiko patikrinti žūklės įrankiai, nuo valties iki kabliuko. Viskas, ko reikia tikram žūklės fanatikui. Galima pirkti ir internetu fanatikai.lt. Puikia galimybė pažvejoti Vabalių ežere. Parduotuvės adresas Vilniuje, S. Žukausko gatvė 41. Internete informacijos ieškokite www.fanatikai.lt. Labai didelę žuvį. Kaip reikėtų nufotografuoti karpį, nes dar porą kabliukų rišimo būdų. Padėka. Sveiki, mėly žvejai, esu Remigijus, kaip žinia, esu prisiekęs karpių žvejais, todėl sakau, dar kartą sveiki atvykę į karpininko trobelę. Trobelę šį kartą pastatėme ant Vabalių ežero kranto, kuris telkšo Dzūkijoje, Alytaus rajone. Šiame filme bandysime mes parodyti, gilintis į tam tikrus dalykus, ko nepavyko parodyti, kas netilpo parodyti į pirmą filmą. Tai yra žuklavietės paieška, detalesnė, išsamesnis jos tyrimas, nagrinėjimas. Paliesime keletą dalykų ir apie įrankius, apie įrangą pakalbėsime. Dar papildomai surišime vieną kitą sistemėlę, parodysime, ką galima, ką mes naudojam, ką aš naudoju. Aišku, keletą žodžių tarsim ir apie jaukus. Parodysim, kaip reikėtų fotkinti karpius, nes iš tikrųjų didelį gražus laimikiai, bet nufotografuoja ir parodo ypatingai gražiai. O juk trofėjus nedžiovinta galva, o nuotrauka. Tai va, tai apie viską po truputėlį iš eilės. Aš tik pasiruošiu. Kągi, kaip matote, įsikūrėme stovyklą ir prieš pradedant žūklę, prieš pradedant ieškoti žuklavietės, šeriant ir panašiai, pakalbėsime apie įrankius. Dabar pakalbėkime apie meškerės skirtas žūkliai. Karpių žūkliai, kaip žinia, yra išleista labai plati gama įrankių, bet juos galima būtų klasifikuoti į dvi klases pagal ilgį. Tai yra 13 pėdų, tai yra 3,90 m ir 12 pėdų, tai yra
3,60 m. Tai yra jų tokie standartiniai ilgiai. Kokį įrankį pasirinkti? Tai priklauso gal daugiau nuo kiek žvejys yra stiprus, kiek toli reikėtų užmest. Tai į tolimesnius taškus, jeigu jūs žuvaujate, kur toliau reikia mest, tai paprastai yra naudojamas dažniau 13 pėdų. Dar yra vienas dalykas, tai tarkim šis įrankis yra iš 2 dalių. Bet dar karpiam gaudyti kotai yra ir 3 dalių. Tai iš tikrųjų, kuo jie skiriasi, tai galiu pasakyti tik tiek, jeigu turit galimybę vežiotis ilgesnį kotą, tiksliau 2 dalių kotą, ne 3 dalių kotą, tai šis kotas yra pranašesnis. Yra paprasta, kuo mažiau sujungimų, tuo blankas meškerykučio dirba tiksliau ir panašiai. Kuo daugiau šitų sujungimų, tuo tas blankas dirba ne taip tiksliai, kaip kad norėtųsi. Tai vat, dabar apie blanką. Yra 3 tipų blankai. Tai yra greitos akcijos, tai vadinami kieti kotai. Šis kotas yra greitos akcijos. Jis pakankamai visas kietas, nelinksta aštriu kampu, jis visas amortizuoja. Tada yra pusiau parabolė, tai kotas linkęs linkti nuo trečdalio ir pilna parabolė. Tai kotas linkęs linkti visas. Galbūt, aš sakyčiau taip, labiau patyrę žvejai, kurie linkę žuvauti toli, tai su greitos akcijos kotu jaus didelį malonumą, nes kiekvienas žuvies krūstelėjimas yra perduodamas į kotą, nesijaučia ta tokia amortizacija. Tuo tarpu parabolinis kotas, jisai linksta visas ir ne taip smarkiai jaučiam kiekvieną žuvies krūstelėjimą, bet žuvį traukiam, mes stipriai jaučiam, todėl kad jis linkęs linkti ir atrodo netokia ir didelė žuvis, bet jis kotas išlinkęs ir tikrai smagu su juo žuvauti. Taip kad pasirenkant greitą akciją ar parabolinį, tiesiog pabandot rankose, paimat, pažaidžiat ir žiūrit, kuris kotas jums labiau patinka, tiesiog tą renkatės. Tiek būtų apie šiuos kotus. Dabar, kokiosgi naudojamos sritės šiem kotam? Karpiams gaudyti lygiai taip pat kaip ir yra specialūs kotai, lygiai taip pat ir specialiai išleistos sritės. Universali ritė skirta ir plūdiniai, ir spinningui, tokių daiktų nėra, ir karpiai yra stiprios žuvis, pakankamai daug vyniojasi valo, taip kad reikia galingos, stiprios ritės. Kalbant apie ritės, yra dviejų tipų ritės. Tai paimkim, tai yra tas pats gamintojas, bet viena ritė turi viena, paimkim, valdymo rankenėlę, ar kaip mes ją vadinkim, daugiau negu kita. Dabar, kuo jos skiriasi? Ši ritė su šituo mechanizmu yra su baitruneriu. Tai yra, jeigu kalbant lietuviškai, tai būtų mechanizmas leidžiantis žuviai bėgti laisva eiga pasėmus masalą. Pakankamai sudėtingai skamba, o tuo tarpu šita ritė šito mechanizmo neturi. Dabar pabandysiu, kas patirties neturit ir nežinot, ką aš čia bandžiau pasakyti tuo ilgu sudėtingu sakiniu, tai pademonstruosiu. Mes kai užmetam meškerykotį, įtempiam valą, pakabinam beždžionėlę ir dabar yra stabdis griežtas, tai yra žuvis bėgdama, ji negalėtų prasukti valo, tai mes šituo mechanizmu įjungiame laisvą eigą. Tai yra, stabdis veikia, bet stabdis veikia švelniai. Ir būtent tai yra mechanizmas leidžiantis žuviai bėgti su masalu. Nes kitu atveju, jeigu bus stabdis užveržtas, tada meškerė nušoks nuo stovo, nugriaus stovą, arba žuvis nuplėš valą ir panašiai. Nes, kaip žinom, karpis yra pakankamai stipri žuvis, kad tai sugebėtų padaryti. Nesant baitruneriui, mes tai turėtumėm padaryti sekančiai.
Tai yra, dabar yra darbinis stabdis, tai užmetę mes turėtumėm paimti ir atleisti laisva eiga. Vėliau, pakirtę žuvį, prilaikant būgnelį, mes turim užveržti tam, kad galėtumėm jau žuvį traukti. Sekantis žingsnis, tai yra mums reikalingas bus valas. Tai vėlgi, karpių žūklė yra išleista irgi specialūs karpiniai valai. Mes juos vadinam karpiniais. Tai dabar, kalbant apie valus, tai kitas dalykas, pasirinkant valą dar storiai. Kaip mato, čia yra nuo 25 valas iki 32 storio. Yra ir 45 storio valas. Tai įvertinkit tokį dalyką pasirinkdami valą. Jeigu jūs žuvaujate toli nuo kranto, tai kuo storesnis valas, tuo sudėtingiau numesti didelius atstumus. Kuo plonesnis valas, tuo lengviau numesti. Bet ir įvertinkit tai, ant kiek yra daug kliučių vandenyje ir kiek griežtai arba kokią jėgą reikės traukti žuvį. Galiu pasakyti tiek, kad 2500 valas yra pakankamai tvirtas, kad galėtum traukti kad ir 15, kad ir 17 kg ar didesnę žuvį. Kadangi mūsų žaklavietė yra pakankamai toli, tai mes šį kartą naudosim 2500 storio valą. Prie būgnelio valą tvirtiname tiesiog paprastai, tiesiog, kad užsiveržtų ir kad mums darant pirmus apsukimus, jis tiesiog neprasisuktų. Čia mazgas ypatingai didelės reikšmės neturi, nes ko gero, jeigu žuvis sugebės išvynioti beveik 500 metrų, tai šitas mazgas nieko nebegelbės. Ko gero būsit užkabinę ne žuvį, o traukinį. Nes valas vandenyje, kuo jis toliau, tuo jis darosi sunkesnis, plius jis labai smarkiai amortizuoja ir jeigu jūs nesugebėte žuvies sustabdyti per 400 metrų, vyrai, jūs pavojoje turit labai didelę žuvį. Jūs žiūrėkit, o aš valgysiu. Dabar kalbėsim apie nemažiau reikšmingą kotą karpių žūklėje, tai apie markerį. Šio įrankio paskirtis yra tyrinėti dugną. Todėl vienas iš reikalavimų šitam įrankiui, kad jis būtų greitos akcijos. Markeriui yra naudojamas išskirtinai pintas valas. Kodėl? Todėl, kad kai mes tyrinėjam dugną, kai mes matuojam gylius, tamprus valas, monofilamentinis valas yra tamprus ir mes gautumėm iškreiptą informaciją. Toli užmetus, kai nardinam markerį ir tempinėjam valą, jis tempiasi iš savęs. Sekantis dalykas, kai traukiam markerį ir jis skaito paviršių, traukiam per kriauklės, per akmenukus ir panašiai, monofilamentinis valas amortizuoja
ir pusę informacijos paslepia. Tuo tarpu pintas valas, jis nuskaito viską. Iš pradžių pasirinkdami žuklavietę, galvokit truputėlį globaliai. Tai vertinkit, iš kurios pusės pūs vėjas, tai šiltas oras, vėsesnis oras. Jeigu pavasaris, vadinasi, mes ieškom mažesnių gylių, ten, kur iššyla daugiau vanduo ant saulės atokaitos, plus dar jeigu vėjas suneša į tą pusę šiltą vandenį. Tai va tokius dalykus iškart numatykit, kur jūs globaliai žuvausit, vienoje ar kitoje telkinio pusėje. Šįkart dabar, kadangi jau rudens pradžia, mes neatsitiktinai pasirinkom gilesnę telkinio dalį ir vėlgi, žiūrint į vėjo kryptį, neatsitiktinai pasirinkom šitą pusę. Dabar, kas belieka, tai konkrečiai ieškot taško, ištirt visą prieš save esantį plotą, kur mes žuvausim detaliai. O kogi mes čia ieškosime? Tai ieškosime perkritimų, tai yra pagilėjimų, kalniukų, arba jeigu yra tame plote vandens augmenija, tai tuščio ploto, kuriame gali maitintis karpis, ieškoti žuvis, pašaro. Galbūt ieškosim, kur yra kriauklių, dreisenų plotai, nes, kaip žinia, karpiai labai mėgsta dreisenas, tai galbūt ten bus lengviau prisišaukt karpį. Žodžiu, va, tokių taškų mes ir ieškosim. O mums ieškoti padės mūsų įrankis markeris. Tam naudojama speciali plūdė ir specialiai įtvirtinama. Tai aš dabar parodysiu, kaip tai reikia padaryti ir vėliau kaip su juo reikėtų dirbti. Visų pirma, yra sistemėlė. Ta sistemėlė, jinai tvirtinasi taip. Yra tokia plūdelytė su koteliu, tai mes ją perveriam per pintą valą. Dabar, kaip tvirtinusi sistema? Matote, markerinė plūdė tvirtinasi ant pačio valo galo. Tam, kad kai mes įmetam markerį į vandenį, ir švinas įtraukia iki dugno, bet kai atleidinėjam valą ir matuojam gilį, plūdė kyla į paviršių. Mes, matot, atleidžiam valą ir kyla į paviršių. Taip mes nustatom, koks yra gilis. Kai mes norim tirti dugną, vėl mes traukiam, markeris dasitraukia iki apačios ir mes taip traukdami, švinas skanuoja dugną, rieda dugnu, ir taip nustatom paviršių. Vėlgi, kai datraukiam iki mums norimo taško, mes žiūrim į šitą ranką, atleidžiam valą, plūdė, markerinė plūdė linkusi kilti ir mes atleidinėjam ir plūdė kyla į paviršių. Tiek, kiek plūdė pakyla į paviršių, mes prie meškerykočio matuojame, žinom turimą gylį tame taške. Mes dabar užmetėm, įtempiam valą, kad markerio plūdė daslinktų iki švino. Įsitempė ir dabar įjungiam baitrunerį ir matuojam. Kaip matote, čia ant markerio yra atžymėta nuo ritės iki šito brūkšnelio yra lygiai 50 cm. Ir matuojam. Mes duodam 50 cm ir skaičiuojam 1, 2 metras. Vadinasi, mūsų plūdė nuo dugno jau pakilo metrą. Metras 1,50 m, 2 metrai ir stebim, kada iškils plūdė. 3,50 m, 4, 4 ir dar 30 cm. Čia yra 4 metrai 30 cm. Kągi, nuskanavom dugną ir radom porą įdomių taškų. Tai jeigu operatorius parodys, tai parodysiu aš ir jums.
kiek truputėlį kairiau yra Žolių sala. Tai man tas taškas pakankamai įdomus pasirodė, tai aš pabandysiu šalia Žolių. Ten, kaip matote, yra dar gilio perkritimo liežuvis likęs. Tai pabandysiu čia ir žuvaut 2 meškerim. O vieną plotę prieki savęs 12 valandų kryptimi kietas dugnas. Užkibo karpis, dar nežinom koks dydis, bet karpis agresyviai elgėsi, buvo labai gražus išvažiavimas. Žuvis prie kranto, reikia elgtis labai atsargiai, karpiukas gražus. Pasiimam žuvį nusineždami, tai atkreipkite dėmesį truputėlį, mes dar netkabinom žuvies, kabliukas neišsekė, bet skubame kuo greičiau tai padaryti. Tai prieš susukdami graibštą, prieš neždami, palikit laisvos eigos valą, kad žuvis, kai viduj juda, kabliukas neplėšytų lūpos. Ir aišku, pasistengkit tai daryti kuo greičiau, bet saugiai. Neskubėkit, ten negriūkit per galvą. Karpis gražus. Wow! Nepamirštam sudrėkint. Taip. Ir pirmoji eilė, ką dabar mes turim padaryti, tai atlaisvint kabliuką. Segimas ne itin gražus šoninis, bet gerai nepadarė didelės žaizdos ir kas svarbiausia, ištraukėm žuvį. Nenutrūko. Pažiūrėkit, kokia graži žuvytė. Patempsim žaizdą, kurią padarėme. Sekanti procedūra, kurią mes planuojame daryti, tai fotografuoti. Kadangi mūsų trofėjus yra nuotrauka, tai pasižiūrėkit, paieškokit gražesnės vietos fotografavimuose. Aišku, karku nesinešiokit iš vieno galo į kitą, bet tiesiog arti, kur nors yra gražus kampas, kad matytųsi ar tai telkinio krantas, ar meškerės, ar stovyklos kampas. Vienu žodžiu, atkreipkite dėmesį, kad darydami nuotrauką, kad už nugaros kadre nebūtų nereikalingų daiktų, kurie galbūt kenkia visam tam grožiui. Ar negraži žuvytė? Kaip aš moku gaudyti gražias žuvis, ne? Nepamirškit karts nuo karto žuvį suvilgyt. Turėkit vandens po ranka, bet ne kadre. Dabar keli bendri dalykai fotografuojant. Pozicija, kurią reikėtų užimti, tai viena koja priklaupta ant žemės vieno keliu, o kita taip tupint. Ir viena ranka, pagrindinė atraminė ranka, kurią laikome karpį už uodegos statoma ant kelienio, taip gaunasi tvirta atrama, karpis tvirtai stovi, kita ranka prilaikoma. Tai yra pozicija tokia.
žuvis truputėlį nuo kūno atitraukta ir nuotrauka, kadras gaunasi visai neblogas. Paimant karpį, jį užsiverčiam ant vienos rankos, tiek viena ranka, tiek kita, paimam pelekus, galinį ir priekinį. Ir dabar labai svarbu atkreipkite dėmesį, kad neįkiškit pirštų į žiauną, nes žiaunos tai yra karpio kvėpavimo organas, plautis, jeigu mes jas sužalosime, bus labai blogai. Ir pasikeliam atraminė ranka ir pakankamai nemaža žuvis, bet mes ją laikom lengviai. Iš tikrųjų, ieškodami gerų kadrų, tai kai kurie tiesiog naudoja tokį efektą, kad fotografas prieina labai arti ir va, darydami tokį kadrą mes padarom žuvį ypatingai didžiulę ir didesnė už patį žveją. Aišku, tai yra, vadinkim taip, tai yra fotosesija ir tokie dalykai tikrai nėra draudžiami ir kartais toks kadras, gražus kadras, jis galbūt kažkur reikalingas, į kokią vienietę sėdėti ir panašiai, bet turėkit kadrą su tikru žuvies dydžiu. Paskutiniai pasiglostymai. Čia padėka už geras emocijas. Ir dar reikia dar kartą priminti ir pasakyti, kad šitas grožis mūsų telkiniuose nesidaugina natūraliai. Taip, kad kiekvienas pagautas ir nužudytas karpis tai yra minus negrįžtamai, minus viena žuvis iš to vandens telkinio, kuriame ji buvo pagauta. Na, ir paskutinis įrankis, bet ne ką mažiau svarbus už prieš tai rodytus įrankius, tai yra spūdas. Tai yra įrankis skirtas mesti pašarų į žuklavietę. Paprastai spūdai būna 12 pėdų, tiksliau tai 3 metrų 60 centimetrų. Tai, bet kai kurios firmos, kaip pavyzdžiui ši, pagaminusi, jei matot, 13 pėdų ilgio. Tai yra galingas, tvirtas įrankis. Ritės. Ritės taip pat kai kurios firmos gamina specialiai skirtą spūdinimui ritę. Jeigu mes galim naudoti ir nespecialiai skirtą spūdinimui ritę, bet jos turi būti reikalavimas, jūs turit kelti tokį reikalavimą, kad ji greitai suktų valą pas save. Tai, baigiant kalbėti apie ritės skirtas spūdui, reikėtų pasakyti taip. Jeigu ritė skirta žūkliai, gali būti su baitrūniniu, gali būti be baitrūniniu, tai yra jau patogumo reikalas. Tai kalbant apie ritę skirtą markeriui, baitrūneris yra didžiulis privalumas, tai spūdiniai rytėjai baitrūneris faktiškai išvis nereikalingas. Nes čia ko reikia, tai toli mest ir greitai persitraukti jaukinimo įrankį. Tai būtų tiek apie ritę. Valas. Valas
spūdinimui yra naudojamas tiek monofilamentinis, tiek ir pintas. Jeigu naudojam monofilamentinį valą, tada dedam jį kuo plonesnį, tai yra 0,25 arba dar netgi truputėlį plonesnį. Aišku, į kraštutinumus neinam. Ir naudojam šoklyderį pirminiam metimui, kad atlaikytų jėgą. Arba galim naudoti ir pintą valą. Aišku, pintą valą reikia, kad kuo toliau mest. Tai taip pat naudojam nestorą 0,12 arba 14. Irgi lygiai taip pat naudojam šoklyderį. Tai yra storesnį specialiai skirtą valą pirminiai jėgai metimo atlaikyti. Kągi, suradome taškus, belieka juos pasijaukinti ir žvejoti. Tai pagaminsime tokį jauką, miksą. Matot, kiek čia gerybių atsinešiau. Tai nieko negaiždami. Mes norim dar susimest, norim iki vakaro, kad viskas būtų gerai. Tai ką, naudosim kukurūzus. Žirnius. Sekantis ingredientas, ką karpiai irgi labai mėgsta, tai yra kanapės. Ir šį kartą kanapės pagardinome rapsais. Rapsas skleidžia aliejų, tai manau, tai duos mums pridėtinės vertės patiekalų iš tam. Man šis patiekalas jau patinka. Žiūrėsim, kaip tai bus karpiam. Ką dar? Pagardinsime paletėm. Turim kelių diametrų. Tam, kad smulkesnė diametro jos anksčiau ištirps, truputėlį pakeis vandens kvapą, skonį. Stambesnės ilgiau tirps, dar stambesnės, dar ilgiau tilps. Ir taip užlaikys karpį ilgiau žuklavietėj. Ir kaip manote, ko čia trūksta? Baltyminių kukulių. Na, su lopetėlė maišyti neišeis, nes tiek gėrybių tenka rankom. Ir visą tai mes pagardinsime lašišų aliejumi. Čia sudėtis yra tokia, kad iš savęs jau šitas visas jaukas yra riebus, tai truputėlis aliejaus nepamaišys. Visą tai gerai išmaišome ir truputėlį leidžiama pastovėti. Neilgai, nors 20 minučių, kad aliejai, likvidai įsigertų. Kągi karpiukai, bus puota, žiūrėkit, nepavėluokit. Kągi, pašaras pabrinko, įsigėrė likvidai, aliejai, laikas jaukinti žuvį. Jeigu jūs dar atsimenate, mes braižėme schemą ir ten tik vienas, tik kitas taškas 110 metrų atstumu buvo. Tai ką mes dabar padarėme, tai ant kranto atsimatavom 115 metrų ir užklipsavome spūdą tam, kad dabar galėtumėm, žinom kryptį, žinom orientyrą ir kad galėtumėm jaukinti žuvį norimų mums atstumu. Kodėl 115, ne 110? Todėl, kad truputėlį yra vėjas, išlenksta banga, tai truputėlį valo mes prarandame metimo metu. Tiesiai taip neišeina numest, kaip kad buvom įtempę markerio malą. Tai nieko nelaukdami, kadangi mūsų laukia daug vaišių, skubame mesti pašarą į žuklavietę. Pirmų jaukinimų, pirmų įpų į vieną tašką sujaukinsime arti 5 kg, į kitą tašką apie 2
kg jauko. Todėl, kad į vieną tašką mesime 2 įrankius, į kitą tašką 1. Tai taip daug maž ir padaliname. Taip, kad viso jauko pirmų įpų nesumesime. Vėliau stebėsime kimba, nekimba, juda, nejuda žuvis ir vėliau jaukinsime ir toliau. Taip, kad jūs galite pažiūrėti, o aš einu dirbti. Žuvis stipri, labai eina į šoną, bet karščiuotis negalima. Dėl didelio atstumo uždėjom plonesnius valus, kaip pamenat, tai nesinori prievartaut. Žuvis eina, nenori, spaudžiu prie dugno iš tikrųjų. O čia yra daug samanų, tai pakrašty. Kyla pavojus nepamatyti žuvies. Bet ar tamis, ar svarbiausia ją ištraukti? Ne, svarbiausia kova. Aišku, norisi ištraukti, pasvert, nusifotografuoti. Juk draugai netiki, kad nutrūko pačios didžiausios žuvis. Eva! Yra! Graži žuvytė, drūta. Pasversim ir pažiūrėsim, kiek jis sveria. Devyni kilogramai 700 gramų. Aš stiprus, tokią žuvį ištraukiau. Žuvį padės labiau apsisaugoti nuo infekcijų. Taip, pirmas malonumas yra pagauti žuvį, antras malonumas yra paleisti žuvį. Kągi, reikėtų ruoštis vakarui, nes toj sutems, tiksliau reikėtų pasiruošti naktiniai žvejybai, nes virš žuklavietės, virš šėrinvietės pasirodė karpis, nugarą gražiai parodė. Tai tikimės naktinio kibimo, bet tam turim pasiruošti. Tai kad vėl užmesti meškeres į tą pačią vietą, ką aš jums siūlau padaryti, tai ant meškerių, ant valų, dabar kai yra užmesta, ant valų pasižymėti, užsirišti ryškios spalvos siūlus, vadinamus žymeklius. Dar vakare, viskas priklauso, kada jūs pradėjo žuvauti, kada paskutinis jaukinot žuvį, ar prieš vakarą, kadangi laukia ilga naktis, tai galim truputėlį pajaukinti. Vėlgi,
dar kas yra labai svarbu, tai dienos metu, tiksliau vakare, pasirinkti orientyrus, į kuriuo mes mešim meškeres tamsiu paros metu. Tai paprastai reikia tokių orientyrų ieškoti kitame ežero krante, tiksliau horizonte. Tai ar medžių viršūnės iškilusios, ar tarpas tarp medžių ir panašiai. Gerai, tai tiek tų šnekų, o dabar prie darbų, nes reikia truputėlį pajaukinti ir pasiruošti naktiniai žvejybai. Kuo žavi karpių žūklė, tai kad kibimo gali sulaukti pačių netikėčiausių momentų ir paprastai taip ir atsitinka, kai esi mažiausiai tam pasiruošęs, tave užklumpa netikėtai ir išvažiuoja karpis. Tai dabar ruošiausi pakeisti aprangą, kadangi jau saulė pakilo, darosi šilta, tai nedaug trūko, kad tektų bėgti be kelnių. Papuolė gražuolis amūras, todėl svėrimo procedūra turi būti daroma ypatingai greitai, aišku, bet saugiai. Ar negraži žuvytė? Na, aš manau, ne veltui jis buvo pavadintas amūro meilės dievo vardu. Grožis, plati kakta, protingas veidas. 7 kg 700 gramų. Graži žuvytė. Ir šypsomės, juk mes pagavom amūrą. Paprastai visos atsisveikinimo procedūros būna liūdnos. Šita atsisveikinimo procedūra linksma ir maloni. Taip kad žuvytė keliaus namo. Kotika padėjai. Gerai. Važiuoja! Ar mato, kas darosi? Operatorius atsisveikins su mūsų žuvimi ir paleis ją, o aš tuo tarpu kovosiu.
kaip ir sakiau, dažniausiai kibimą būna pačiu netikėčiausiu metu. Labai stipri žuvis, matot, važiuoja, kurie reikia. Leiskit, kad garsiai kvėpuoju. Iš tikrųjų ir adrenalinas plūsta į kraują. Yra. Opa. Prašau, kabliukas įsikibęs, kaip ir priklauso, į apatinę lūpą. Kaip grožis. Kaip galima tokį grožį valgyti. Ir ko gero svarbiausia ne šitie skaičiai, nors jie glosto, aišku, savimylę, bet svarbiausia yra laukimas, kova ir paleidimas. Va čia yra tikra emocija. Čia žuvydai, kad nuimtų stresą ir padėka už nuostabų kibimą. Puiku. Kągi, mėly meškinės broliai, praėjo dar viena naktis žūklėje. Ši naktis buvo pakankamai rami, 3 karšiniai kibimai. Tai iš vienos pusės mes džiaugiamės, kad neleido gerai įmigti, adrenalino davė ir karšiai, atleidimas, bėgi, tikiesi, trauk didelį karpį, ištrauki didelį karšį, irgi nėra blogai. Dažnai kalbant, pasakant, žuvaujant, jūs girdėjote tokį žodį kaip šok lyderis, bet ko gero dar ne visi žinote, kas tai yra, arba tie, kurie žino, tai prisimins. Tai surišim toliau visą tą sistemėlę. Mes turime pagrindinį valą, tai toliau tvirtinusi, mes jį vadinam šok lyderiu. Tai būtų angliškas pavadinimas. Šiaip tai yra pastorintas valas pirminiam metimui atlaikyti, nes kai metame didesnius svorius, kai žuvavome didesniais atstumais, tai mes paprastai, kaip ir aš anksčiau minėjau, dedam kuo plonesnį valą, kad kuo geriau jis skrietų ir reikia dėti kuo sunkesnį šviną, kad jį toliau galėtumėm numesti. Tai to pirminio smūgio, pirminio metimo jėgos tas plonas valas neatlaikytų. Tai tam dedame specialiai pagamintą, pastorintą, vadinkim, šok lyderį. Šok lyderiui surišti yra ne vienas ir ne du tinkantis mazgai. Tai parodysiu, kokio aš rišu. Na, nežinau, šis mazgas kol kas manęs neatvylė. Suglaudžiam 2 valus, šok lyderį ir pagrindinį valą. Darome kilputę ir apsukim 5 kartus. Vienas. Per šok lyderio kilputę kartu ir apsukdami pagrindinį valą. Gaunam užtvirtintą vieną mazgo pusę. Dabar tą patį padarom ir su pagrindiniu valu. Darom kilputę ir lygiai taip pat 5 kartus apsukom per kilputę, kartu užsukdami ir šok lyderio valą. Štai, gauname tokį mazgą. Ir po truputėlį užveržime tuos mazgus. Rekomenduoju stipriai nevežti, padaryti tik pradžią, vėliau sudrėkinti. Ir po to užveržiam stipriai. Dabar
nupjaunam nereikalingus galus. Gavom šoklyderį surištą su pagrindiniu valu. Priminsiu, šoklyderio nereikia naudoti tada, jeigu mes metame nedideliais atstumais ir žuvaujame su pakankamai storu valu. Kai sako žvejai, buvo išvažiavimas, mano patirtis sako, kad tai amūras. Nepatyrusius žvejus turiu perspėti, kad neapsigaukit, amūras iš toli ateina pakankamai nesunkiai, bet prie kranto pasidaro stiprus kovotojas. Yra. Gražiai minkštai, kad neužsigautų. Ir ką pirmoji eilėje padarom, tai atsegam kabliuką, kad žuvis besidaužydama nesusižalotų. Puikiai kova, puikiai emocija. Kągi, paskutiniai žodžiai atsisveikinimo. Beje, ką ten kalbėti? Ačiū už kovą. Šįkart parodysiu aš jums dar porą kabliukų rišimo būdų, kurie man labai patinka, kuriuos aš naudoju, kurie retai kada paveda. Tai vat mums reikės kabliuko, mums reikės žiedelių. Čia aš naudosiu rudą pavadėlį. Kaip matot. Nužieviname apie 20 cm pavadėlio. Sekantis žingsnis. Užmauname plūdės stabdį. Padarimo kilputę, kuri bus vėliau naudojama baltyminiam kukuliui verti. Mazgą jūs jau mokate. Primenu tik, kad rišame vadiname aštuntuku. Užveržiame. Prašau, mes turime kilputę baltyminiam kukuliui verti. Atsikarpiame mums reikalingo ilgį pavadėliui. Sekantis žingsnis, tai užveriame baltyminį kukulį ant plauko, tam, kad būtų po to paprasčiau atsireguliuoti plauko ilgį. Tik dėl to.
baltyminį kukulį dedame bet kokio kvapo, svarbu diametras. Šitas fiksatorius mums tiks. Taip. Užtėjom, įtraukiam, laiku ir pristūmėm audės fiksatorių. Dabar sekantis žingsnis tai yra užrišam žiedelį ant pavadėlio. Žiedelis mažiukas, su juo reikia labai atsargiai. Užvėrėm, paprastai užrišam. Prašau, turime užrišti. Bet dabar ką padarom, tai atreguliuojam tarpą tarp žiedelio ir baltyminio kukulio. Ir čia turėtų būti apie 5-8 mm. Tai mes dabar laikom žiedelį, judindami valą atitraukime. Prašau. Taip, užrišame antrą mazgą. Jau žiedelis taip lengvai nebeslankios. Dabar, ką padarom, tai užkabinam kabliuką, perveniam per žiedelį. Perveniam žiedelį ir kabliukas turi būti tokioj pozicijoje. Taip. Veriam pavadėlį link smygio ir rišam bemazgį mazgą, kaip ir klasikiniai sistemėliai. Aplink kabliuką vyniojam 8-9 kartus. Gerai. Vyja prie vijos. Taip mes turime 9 kartus ir dabar grįžtam atgal per 2-3 kartus. Ir vėl praveriame link smygio. Va taip. Prašau, gauname surištą blowback vadinama sistemėlė. Pavadėlio ilgį atsireguliuojame, kiek mes norime. Kaip sakiau, 20-30 cm pilnai pakanka. Vėlgi, čia rišam vadinamą aštunkę. Traukiame. Ir užveržiam. Viskas. Nereikalingą galą nupjaunam. Prašau. Blowback sistema, kabliukas užrištas. Tai būtų tiek apie pavadėlio sistemėlės šį kartą. Dar vienas traukinys išvažiavo. Stipri žuvis. Eina lėtai. Mes jos ir neskubinam. O norisi nusifotografuoti. Pačiupinėtą žuvį.
labai graži žuvis. Matot, kabliukas įsikibęs į apatinę lūpą, taip kaip ir turi būti. Šaunu. Ir atkabinam. Žiūrėkit, koks grožis. Žvejai juos vadina didžiažvyniais. Tai tarpinis variantas tarp žvynuoto ir veidrodinio karpio. 11 kg 800 gramų. Va taip va. Kaip sakiau, fotografuodami, paieškokit kokio nors įdomesnio kampo. Jei žuvytė pabėgs, vadinasi, nuotraukų daug nebus. Va taip va. 3 kiečiausi šios pakrantės gyventojai vienam kadre. Mes laikini, tikėkimės, jis ilgai dar čia gyvens. Taigi, sveiki užėję į karpininko trobelę. Ir kągi mes čia matome viduje. Tai šis kampas yra skirtas poilsiui, apmąstymam, dėl ko nekimba, jeigu nekimba. Čia mes ieškom naujos kombinacijos masalui. Čia rišame sistemėlę, ilsimės. Žuvaujame ne vieną ar ne 2 dienas, kartais ir ilgiau. Tai išsimiegoti ir pailsėti tikrai tarp kibimų naktį tame tarpe yra tikrai gerai. Taip, kad mums reikės gulto. Artėjant rudeniui, vėstant oram, mums bus reikalingas miegmaišis. Patys suprantat, kad šis daiktas yra pagal sezonus, taip kad vasarą reikia plonesnio, rudenį šiltesnio ir panašiai. Mums bus reikalingos sistemėlės ir čia aibės įvairių dalykų mes turim, tai dėžutės, gražiai susidedam, žinom, kur kas yra padėta ir vakarai patamsi mes randame staliukas, ant kurių pasidedam imtuvą, signalizatorių, fotoaparatą, kuris turėtų būti po ranka, kad mums nereikėtų, kai užkimba karpis, bėgioti ir ieškoti, kur pasidėta. Aišku, įvairios tašės, specialiai skirtos žūklė, jos tai yra daug įvairių skyrių. Mes čia randam viską, kur pasidėti, įvairūs panašus dėklai, tai yra viskas mūsų patogumui. Aišku, šilti apatiniai drabužiai ir neperlimi drabužiai vėlgi mums yra reikalingi, nes sulijus, sušalus, nebesinori nei žuvauti nieko, tik norisi namo. Taip, kad to neatsitiktų, pasiruoškim tam. Dar nueisiu, aš jums parodysiu vieną vietą, kur ją turi įeiti teisę tik tai patys patikimiausi žmonės. Tai yra sandėliukas. Tai va, šitoje erdvėje gimsta receptai sėkmingų jauko. Priedai, pašarai, ingredientai, skysčiai įvairūs laikomi šičia ir čia maišomas pašaras, ypatingai kai lyja lietus. Taip pat čia gimsta ir kiti receptai, kurie numalšina žvejo alkį. Tai mums reikia ir įrankių, ir dujinės viryklės, nes norisi ir karštą arbatą išgerti, ir kiaušinienę suvalgyti, nes ji gamtoje ypatingai skani. Karpinio kibimo tenka laukti ilgai, stebėti ežerą, tai patogi kėdė yra labai gerai, tai
Staliukas, patogus staliukas, ant kurio galima susirišti sistemėlę, kaip matėte, suvalgyti kiaušinienę, išgerti arbatos, irgi yra reikalingas. Šitas kampelis jums gerai pažįstamas ir jeigu atsimenat iš pirmos dalies filmo, tai jis yra paruošiamas prieš tai, kai užmetamas meškerės. Kad užkibus karpiui mes turėtumėm ir pagalvę, ir svėrimo maišą, ir svarstyklės, ir vaistų, jeigu žaizda didesnė, ją patepti. Ir visą laiką vanduo, nepamirškim. Eime toliau. Tenka susidurti tai, kad žmonės naudoja žilkinių tinklų graibštus. Tai ką aš noriu pasakyti? Tas graibštas yra skirtas lydekom žuvauti. Bet dėl to, kad kabliukas įsikibęs greičiau atkabintų karpių žūklėje, jis visiškai netinka. Todėl, kad tarkim, pagaunam karpį, jis sveria 10 ir daugiau kilogramų ir kai mes jį paguldom į žilkinį graibštą, jam yra lupami žvinai, nusilupa žvinai, susiraižo viršutinis pelekas, susiraižo uodegos pelekas. Tai yra labai žalojama žuvis. Ir ta žilka, jį iš tikrųjų pjaunasi į žuvį, jis vartosi ir ji yra žalojama. Taip kad pagrindinis reikalavimas tai yra minkštas tinklas, kuris nežaloja žuvies. Dar vienas dalykas, kas yra labai gerai, kuo jie skiriasi nuo kitų graibštų, tai kad mes galima atsekti, susisukti ir labai patogiai nešti karpį, nes su ištiestų graibštui tai yra nepatogu ir sunku daryti. Tai būtų tiek iš karpininko trobelės. Žiūrės kitas. Va taip būna retai vyrai, bet pasirodo būna. Išvažiavo 2 per kartą. O tai būna. Vieną tik palyt. Tokiu atveju net nežinau, kaip elgtis, nes retai būna. Čia turim karpį. Kyla įtarimas, nes labai sunkiai eina. Spaudžia. Galiu patikėti tuo. Rytė sutrakšė, tai reiškia, kad žuvis kažkur juda. Tai norėtųsi ištraukti greičiau šitą žuvį ir traukti kitą. Gražus karpis, gražus. Ir kita žuvis neatsikabino. Sėkmingai mes ją traukiam čia. Tik dar nesugalvojau, ką darysiu. Nes graibštas užimtas. Jame guli gražuolis karpis. Tai teks improvizuoti. Pelekas pikto karpio. Jis gali būti sužeidęs, kad vis dėlto mes įtraukiam 2 numerį.
įsikabinsim kabliuką. Ryžtas blaubekas įsikabinęs labai šauniai, labai gerai. Na ką, iš tikrųjų atleis, kad tave gaišinom, labai malonu buvo traukt. Plaukiam atgal. Wow! Pažiūrėkit, kai didumo, pasakytų vienas suvalkietis. Kai didumo. Ar galit patikėti, aš jį ištraukiau. Wow. Kaip grožis, kaip didumo. Negaliu patikėti. Tai va, šitame ežere tokie gyvena monstrai. Jie ir gyvens, jeigu mes juos paleisim atgal. Jie lauks, kol jūs atvažiuosit ir sugausit. Bet lygiai taip pat paleisit atgal. Dabar svėrimo procedūra. 13 kg, 600 gramų. Ir aš jį pagavau. Jis ne tik gražus, bet ir sunkus. Važiuoja! Važiuoja! Suk kamerą! Pažiūrėkit, dar važiuoja. Aš tiesiog pasižodžiu. Ir tai yra Vabalio ežeras. Ir galiu pasakyti, tiesiog, ką reiškia, kai ežeras yra puoselėjimas, žuvis yra saugoma, prižiūrima. Ko gero, už tokį puikų laiką, už tokius kibimus reikėtų dėkoti už Dragstiniai bendroji fanatikai ir jų direktoriai. Nes jie yra šitų vandens plotų nuomininkai, prižiūri, puoselėja, žuvina. Prašau, rezultatas. Taip dirba blaubekas. Šitos žuvytės nebesversim, nebekamuosim. Kągi, geros veiklotės, ačiū už kovą. Ir namo pas saviškius. Kągi, mėly žiūrovai, atėjo laikas atsveikinti ne tik su žuvim, bet ir su jumis. Nežinau, ar viską parodėm, ką norėjom parodyti, ar visa tai bus jums naudinga. Kaip ir sakiau, apie karpių žūklę galima ir kalbėti, ir prikurti aibę valandų filmuotos medžiagos. Tikimės, kad šis filmas dar truputėlį duos jums vieną žingsnį į priekį, gaudant laukinį karpį. Kaip matote, čia žuvies yra. Ir pagavome begalę karšių, pagavome didelių karpių, amūrų. Iš tikrųjų nesitikėjome, kad galima pagauti tiek per vieną žūklę laukinių karpių. Vau, aš nežinau, iš tikrųjų ežeras yra puoselėjimas ir tai yra pasekmės. Čia dar gyvena karpiai, čia dar gyvena laukiniai karpiai. Jų dar neišgaudė ir dar nesuvalgė. Nesusidarykit klaidingos nuomonės, kad laukinius karpius yra labai lengva gaudyti ir atvažiuoji ir prigaudysi. O tiesiog atvažiuokit ir pabandykit tai padaryti. Žuvaukite, bet žuvaukite taip, kad būtų dėl ko sugrįžti.
Iki.